Sveiki atvykę į Mankius YouTube kanalą. Taigi šiandien aptarsime tikrai krosinį Thunder THUNDR 140 14-17 ratais. Šitas krosinis motociklas yra tinkamas paaugliams ir, kaip čia sakė prieš tai, kad suaugusiam netinka ir suaugusiam, nes aš esu ūgio 1,75 m, žinoma, aš 2 cm visą laiką pridedu, bet tik dėl to, kad jaučiaus labiau pasitikinti savimi. Taigi 1,75 m drąsiai ir dar, jeigu, pavyzdžiui, atkreipsi dėmesį, kaip mes kalbėjom apie ūgį, vaikai gali nuo tiek pradėti, kad dasiekia, tai manau nuo kokių 1,62 m. Galimai. Tai nuo 1,62 m iki 1,75 m, manau, drąsiai galima su juo važiuoti. Jie tikrai yra gerai padaryti. Čia registruojam, farai yra mūsų. Čia yra farai, yra tik tais per TV3. Tai čia yra lempa ir šitą priekinę lempą galit uždegti tik tais tada, kada yra užkurta. Nes nėra čia elektrinio starterio, tai reiškia, nėra ir akumuliatorius. Bet elektrinis starteris yra kitam modelį, tai mes šiaip galim ir tokį pasiūlyti. Su elektriniu starteriu, su sparperiu, su lempa ir akumuliatoriu. Taip. Dabar ką galim atkreipti dėmesį? Į pagaminimo kokybę. Nors krosinis šiaip yra priimtinos kainos, tai yra 1179 €. Kaina šiek tiek gali skirtis, dažniausiai tik tais pikti. Tai jeigu papiks bus 1200, jis yra padarytas labai kokybiškai. Tai galit matyti iš išlenktų visokių kojelių, kurios yra specialiai, matot, net neliečia metalo, tik biškį suskamba. Kad jaustumėt, kada paspaudė. Taip, sakykime, visas apdirbimas, rėmo kokybė, jeigu jūs, pavyzdžiui, krypsit, koks rėmas rimtas, ar ne? Šakė pasižiūrėkit kokią, apversta šakė ir storis koks. Konkretus storis. Galinė šakė lygiai taip pat atkreipkite dėmesį. Tikrai yra pakankamai patvari tam, kad atlaikytų jūsų svorį. Amortiks koks. Taip, taip. Ką mes dar turim? Mes turim motovalandą standartiškai, aišku, spinelę. Taip. Turim sankabėlę ir turim 4 pavaras. 4 pavaras. Kur sankabą parodyk? Gerai, patikrim. Ai, tu tiek galvoji. Ir pavaros ne šiaip sau, kad 4, bet čia yra labai patogu, nes yra nuo 0, 0, 1, 2, 3, 4. Tai reiškia, ne nuo 1, 0, 2 kaip būna, bet nuo 0. Todėl daug lengviau yra susižiūrėti. Atkreipkite dėmesį, čia yra kaip tik parodyta, aš tikrai nenusikalbu. Prašau, pademonstruokit. Nuo 0 iki 1, 2, 3, 4. Su šitą kojelę mėtom pavaras. Taip. Išjungėjas, kuro bakas, 3 litrai. Drąsiai nuvažiuosit 100 km. Nes jisai grubiai srebia apie 2,6, 2,9, tai praktiškai bako turėtų užtekti 100 km. Nesvarbu šiaip koks jūsų svoris, nes maždaug vidurkis toks ir būtų. Taip. Taigi, ką aš dar galiu pasakyti, diskiniai stabdžiai, kur būna dažniausiai jūs ir pratę matyti, bet jie yra daug geresni, nes jie yra padaryti dideli patys diskai. Ir pažiūrėkit, koks yra priekinis, pažiūrėkit, ir galinis, koks yra pločio, ne? Matot? Niekiek neplatesnis. Koks platus. Visi tokie pat. Tai tikrai kokybiškai padarytas ir šitą krosinį ir daug kitų galite įsigyti mankius.lt arba Kaune, Klaipėdoje, Vilniuje ir visur kitur.